Sveiki! Šios pamokos tema – pusiausvyros pratimai. Tikslas ir uždaviniai – tobulinti pusiausvyros pratimus gimnastikos suoleliu, mokyti bendrųjų pratimų su vėliavėlėmis. Parengiamoji pamokos dalis – ėjimas ratuku vorele, jį keičiant įvairiais šuoliukais abiem kojomis vietoje. Ritmingas ėjimas pakaitomis su pristatomaisiais šuoliukais, pasisukus vienu ar kitu šonu judėjimo kryptimi. Pagrindinė pamokos dalis – bendrojo lavinimo pratimai su vėliavėlėmis, atliekant nesudėtingus judesius pagal mokytojo skaičiavimą, pabrėžiant taisyklingą kūno laikyseną. Paveikslėliuose matote keletą bendrųjų lavinimo pratimų su vėliavėlėmis pavyzdžių. Iš jų galite ir pasimokyti. Toliau atliekami pusiausvyros pratimai. Ėjimas gimnastikos suoleliu, laikant įvairiose padėtyse rankas su vėliavėlėmis. Ėjimas gimnastikos suoleliu, išlaikant kūno pusiausvyrą ant vienos kojos, rankose laikant vėliavėlę, pritupiant ir vėliavėlėmis pasiekiant grindis, pristatomaisiais žingsniais ir panašiai. Žaidžiamas žaidimas išlaikyk pusiausvyrą. Žaidėjai sudaro kelias komandas ir susėdę ant suolelių išsiskaičiuoja paeiliui. Kiekvienos komandos vaikai bet kokia tvarka sustoja ant suolelio. Po signalo komandų žaidėjai turi išsirikiuoti ant suolelio eilės tvarka, nenulipdami nuo jo ir nesiekdami grindų kojomis. Laimi komanda greičiau ir tiksliau atlikusi užduotį. Žaidžiamas žaidimas ištrauk juostelę. Visi vaikai už nugaros, už gumos, įsikiša spalvoto popieriaus juostelę arba kaspiną. Skiriami 2-3 gaudytojai, kurie stengiasi pasivyti kitą žaidėją ir ištraukti juostelę. Po kurio laiko suskaičiuojama, kiek gaudytojai ištraukė juostelių ir skiriami kiti gaudytojai. Laimi žaidėjai, kuriems pavyko ištraukti daugiau juostelių. Aktyvioji 5 minutė. Atliekami šuoliukai, pritūpus laikant rankas ant juosmens. Po signalo pritūpti, padaryti 5 šuoliukus ir atsistoti. Tas pats lenktyniaujant, kas greičiau atliks 5 šuoliukus, sukdamasis į vieną ir į kitą pusę, šuoliuodamas kairėn, dešinėn, pirmyn ir atgal. Baigiamoji pamokos dalis. Atliekami kvėpavimo pratimai, laikant rankose vėliavėles, pakeliant jas aukštyn, įkvėpti, pritūpti, padedant ant grindų iškvėpti. Pamoka baigta.